Tai grįžtant prie vyriausybės nutarimo, šie žemės sklypai, jie yra registruoti nekilnojamo turto registre ir atitinkamai galima matyti informaciją apie juos tiek ir nekilnojamo turto registro duomenyse, tiek ir regijoj arba kitoj sistemoj. O papildomai dar, kalbant apie vyriausybės nutarimo priedus, tai mes be pirmo priedo dar turime parengtus ir pateiktus planus. Tai tie planai, sakykime, čia atsidarysiu druskininkų planą, yra parengti PDF formatu. Ir čia pateikiama bendras vaizdas dėl sklypais nesuformuotų valstybinių žemių perdavimo. Tai šitą vaizdą planuose jūs galite didintis. Čia yra sutartiniais ženklais ir skirtingomis spalvomis rodoma, kurie plotai perduodami savivaldybėms, o kurie plotai, rudi tie šviesiai rudi, tai jie lieka nacionalinei žemės tarnybai. Bet aišku, čia detalios informacijos jūs iš šitų planų pamatyti negalite. Galbūt svarbiausias dėmuo tai yra plotas bendras perduodamas. Čia rodomas jisai yra vaizde viršutinėje plano dalyje. O detalę informaciją, kaip sakau, mes esame parengę jau naudojimui atskirų žemėlapių ir dabar pademonstruosiu, kaip prie to žemėlapio jūs galite pasijungti. Tik tai dar kartą patikrinu, ar mes neturime laukiančiųjų, viskas gerai, visi pasijungia. Tai pasijungti prie, kaip minėjau, prie grafinės informacijos jūs galite įprastinę interneto naršyklės pagalba pasijungę prie tai vadinamų teritorijų planavimo ir statybos vartų. Tai adresas yra planuojustatau.lt ir pasijungus į planuojustatau.lt jums nereikia jungtis kaip identifikuoti savęs kaip asmenį, jūs tiesiog spaudžiate viršutinėme kairiajame ekrano, viršutinėje kairiajame ekrano pusėje esantį mygtuką, kur yra 3 brūkšniukai. Čia matote žemėlapį, tokią rubriką, įeinate į žemėlapius, pasirenkate iš tų žemėlapių Žemės informacinė sistema skliausteliuose projektas, kur yra rubrikoje ŽIS valstybinė žemė. Tai spaudžiate arba ant paveiksliuko, arba pasirinkti. Ir jums interaktyviai atsidaro žemėlapis, kurį galite pelės klavišo pagalba arba ratuko pagalba didinti mastelį, pasirinkti jums rūpimą vietą, tarkime, neįsiu gal kokią mažesnę savivaldybę, tarkime, Elektrėnai. Ir ką jūs šiandien matote? Jūs šiandien matote mėlynai parodytus valstybinės žemės sklypus, raudonai parodytus sklypais nesuformuota valstybinė žemė. Paspaudžius dešiniai pusėje, va čia kur rodo žemėlapio sluoksniai, 3 tokie parodyti sluoksniai mygtuke, jūs galite išsiskleisti tą valstybinę žemę, pasirenkate valstybinę, galite ją užgesinti, galite užsidegti ant žemėlapio, pasirenkate šitą mygtuką, pasižiūrite, kas šitame sluoksnėje yra sudėtinės kokios dalis, vėlgi galite filtruoti informaciją arba matyti, ten, sakykime, nuimti miestų miestelių ribas, kaip matote, informacija keičiasi ekrane ribų, arba nusimti valstybinės žemės sklypus, pasilikti tik tai sklypais nesuformuotą žemės plotą, arba būdų nusimti ir kitą užsidegti tik sklypus. Ir šitą informaciją jūs taip pat galite valdyti jos vaizdumą. Taip kaip kad, pavyzdžiui, jeigu mes analizuojam valstybinės žemės sklypus, mes galime užsidėti sluoksnę per matomumą, pavyzdžiui, užsidėsiu ten apie 40% jo pramatomumą ir didinantis mastelyje mes galime užsidėti arba topografinio žemėlapio pagrindą, arba ortofotografinio žemėlapio pagrindą. Tai tas permatomumas jums leidžia matyti ir vietovės objektus, kurie yra
šito žemėlapio pagrindas. Tai yra šitam sklype. Tai yra. Analogiškai galime susiformuoti savo ir sluoksnio per matomumą dėl sklypais nesuformuotas valstybinės žemės. Tuomet ta spalva truputėlį pabliškėja, bet po apačia matosi įvairūs informacijos elementai. Tai tas patogu matyti, kur jūs konkrečioje vietoje esate. Ir prie šitos grafiškai pateikiamos informacijos taip pat yra ir tam tikra susiejamoji tekstinė informacija. Tai jeigu pasirinkate į informacijos mygtuką, identifikavimas, ir su šituo mygtuku pažymite, tarkime, sklypais nesuformuotą valstybinės žemės kažkokį tai ploto objektą, tai mes galime čia pamatyti tam tikrą ribotą, aišku, informaciją, tai yra Elektrėnų miesto savivaldybės valdytojas šiuo atveju yra neužpiltinis, būtų Elektrėnų miesto savivaldybė, kuriai perduodama žemė, o bakstelėjus į, sakykime, sklypai suformuotą jau žemę, tai mums parodo, kurį pagal unikalų numerį sklypą mes pasirinkome, ir bakstelėjus į to sklypo numerį galime matyti, kurioje daugiau informacijos apie tą sklypą, tai ir jo kadastro numerį, ir kad tai yra priklauso Elektrėnų savivaldybėje, ir paskirtis, ploto išraiška, valstybės nuosavybės teisės ir valstybinis žemės patikėtinis, kol kas čia yra nurodyta Nacionalinė žemės tarnyba prie aplinkos ministerijos. Tai apie šitą informaciją jūs galite matyti įvairiuose sklypuose. Dabar kai kuriems žemės sklypams, čia dėl sutartinių ženklų, dar tiesa noriu parodyti, kad galite pasižiūrėti, kaip žymimi pagal sutartinius ženklus savivaldybėje perduodamas sklypas arba jo dalis. Tai tie žemės sklypai, kurie perduodami nepilna sudėtimi, dabar tai Elektrėnuose gal nerasiu tokio sklypo greičiau, tai nueinu į Vilnių, pavyzdžiui, tai matote, jie išskiriami kita spalva, kur perduodamas tik tai sklypo dalys. Jeigu aš pasirenku tą tamsesnės mėlynos spalvos žemės sklypą, tai galiu matyti, kad čia yra perduodamas bendras yra nuosavybės plotas yra vienoks, o patikėtiniu disponuojamas plotas yra kitoks. Tai perduodama šito sklypo tik tai dalis, ta, kuri priklauso Nacionalinei žemės tarnybai, arba ta dalis, dėl kurios nebuvo gautos valstybinių institucijų pastabos dėl, sakykime, inicijuotų procedūrų, kurių pagrindų tas valstybinės žemės sklypas galimai neperduodamas savivaldybėms. Tai čia, kas liečia bendrai tokį informacijos susipažinimą, kaip matote, žemėlapis yra neapribotas savivaldybėmis, tai jūs galite naršyti tiek ir savo savivaldybėje, tiek pasižiūrėti ir į kaimynę savivaldybę. Jisai veikia pakankamai greitai. Galite užsigesinti arba užsidegti ortofotografinį pagrindo žemėlapį, jeigu jūs norite labiau pasinagrinėti kažkokį tai konkretų sklypą, tai galite tą pagrindo žemėlapio, kad jums nerodytų, arba, kaip sakiau, jį keisti iš ortofotografinio pagrindo į topografinį pagrindą. Dar ką aš noriu jums parodyti, tai kad papildomai prie šitos informacijos galima susijęti ir kitą aktualią informaciją, kaip kad, pavyzdžiui, nekilnojamo turto kadastro duomenis, ir paspaudus ant mygtuko, kurį aš prieš tai spustelėjau, nekilnojamo turto kadastro duomenis iš papildomų sluoksnių, mes matome, kad čia užsikrovė taškai, tai yra registruoti statiniai. Galime pasižiūrėti tam per sluoksnių laukelį, kokie tai objektai, tai yra pastatų taškai, inžinerijos taškiniai objektai, inžineriniai lininiai objektai, plotiniai objektai arba sklypų ribos. Tai vėlgi galime didintis ir, sakykime, tų objektų, kurių mums nereikia, neaktualūs, tai mes juos galime nusigesinti, tarkime, paliekant tik tai žemės sklypų ribas. Ir čia matome, kad
pateikiama tada informacija iš nekilnojamo turto kadastro dėl žemės sklypų, kurie registruoti nekilnojamo turto kadastro duomenyse, bet čia jie valdomi jau ne valstybės patikėjimo teisė arba, tarkim, valdoma dalinė patikėjimo teisė arba kitų patikėtinių, tai yra tie valstybinės žemės sklypai ir žemė, kuri neperduodama savivaldybei, nes jums perduotini objektai yra raudoni ir mėlynai žymimi. Taip pat, kas galite per papildomus sluoksnius įsikelti, sakykime, kažkokius tai kitus objektus, jeigu jums yra aktualu, tai čia tiesiog pajungti adresų registro duomenis, kultūros vertybių duomenis, apleistų žemių erdvinių duomenų rinkinys ir kiti, kaip matote, referencinio pagrindo kadastro duomenis. Tai juos galima naudoti kaip tam tikrus pagalbinius informacinius sluoksnius, detalizuojant ir analizuojant jums perduodamą valstybinę žemę. Noriu dar akcentuoti tai, kad iš tiesų, kuomet buvo formuojama šitie duomenys, tai ypač kas liečia žemės sklypais nesuformuota valstybinė žemė, tai buvo gauta informacija apie visus nekilnojamo turto registre registruotus žemės sklypus ir išskirti tie registruoti žemės sklypai, sugeneruojant likutinėse plotuose, kur kadastro žemėlapiai yra nepažymėti plotai. Ir tie nepažymėti plotai automatiškai priskirti šitam sluoksniui kaip žemės sklypais nesuformuota valstybinė žemė. Todėl nenustebkite, kai matote tą žemę parodytą ir gabaliukais tam tikrais, nes tai gali būti tarpeliai tarp registruotų valstybinės žemės sklypų ir, sakykime, ištęstiniai objektai prie ten gatvių, kelių, ten, sakykime, įvažiavimus į kiemus, kaip matas siauros linijos. Taip pat yra ir visokių siaurų linijyčių, kurie susidaro dėl skirtingais matavimo metodais įregistruotų valstybinės žemės sklypų ribų. Tai tokie, sakykime, siūleliai arba mikro nesutapimai, kaip matote, kažkokie tai brūkšniukai. Jie gali būti žemėlapiai ir jie iš principo galbūt jie nėra tinkami sklypų suformavimui, bet tiesiog taip rodomas faktas, kas šiandieną yra įregistruota nekilnojamo turto kadastre ir kokie likutiniai tie žemės plotai yra šiandieną matomi. Kas dar akcentuotina, kad šita informacija, kurią jūs matote, jinai buvo pagaminta tiek ir valstybiniai žemės sklypai, tiek ir sklypais nesuformuoti žemės plotai, jie buvo pagaminti spalio 18 dienos būklei. Tai per šį laiką galėjo įvykti kažkokių tai pasikeitimų, bet mes juos dabar demonstruojame kaip parengiamuosius duomenis sausio 1 dienos būklei, nes galutinis variantas, kuris jau turės būti tvirtinamas vyriausybės nutarimu, jisai bus 24 metų sausio 1 dienos būklės, bet jums atitinkamai, kuomet bus teikiami atnaujinti sąrašai ir atnaujinti plotai, bus teikiami analogiško turinio erdviniai duomenys šitame pačiame skaitmeninėme žemėlapyje. Tiesiog pasikeis situacija ir aktualizuosis. Turiu pasakyti, kad vykdant valstybinių žemės sklypų atrinkimo darbus ir taip pat parengiant žemės sklypais nesuformuotų žemės plotų duomenis, buvo įvairūs techniniai elementai atrasti, tai šiandieną tikrai šitie duomenys nepretenduoja į, kaip sakoma, galutinį duomenų turinį, bet siekis yra parodyti maksimaliai, kad savivaldos darbuotojai galėtų susipažinti su bendrai principais, kaip perduodama bus valstybinė žemė ir susitikrinti, ar iš tiesų kažkas tai nebuvo praleista arba kažkuri tai informacija nekilnojamo turto registre ar kadastre buvo, sakykime,
ne iki galo tinkamai parengta. Tai dabar šitą medžiagą vėlgi atidžiai peržiūri tiek ir pačio registrų centro darbuotojai, tiek ir nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai ir atitinkamai surinkus pastabas iš valstybinių institucijų, vėlgi tikslinsime tiek ir priedus pateikiamus, tiek ir tikslinsime šitą žemėlapį dar kartą, o, kaip sakau, galutinė jo versija bus sausio 1 dienos būkliai. Dar atkreiptinas dėmesys, kad kokie galbūt jūs pastebėjote, kad gali būti valstybiniai žemės sklypai arba sklypais nesuformuota valstybinė žemė miestų ir miestelių teritorijose, kuri neperduodama savivaldybėms. Tai gali tokia situacija susidaryti todėl, kad iš derinančių institucijų, tai čia arba užsienio reikalų ministerijos, arba krašto apsaugos ministerijos, arba nacionalinės žemės tarnybos buvo gauta informacija, kad vykdomi veiksmai dėl atitinkamo žemės sklypo arba sklypais nesuformuotos žemės ploto ir tos procedūros yra sakykime, jau pagrįstos teisės aktų reikalavimais arba sprendimais ir nėra prasmės dabar perdavinėti jų savivaldybei, kad tam, kad po to vėl reikėtų, tarkime, perdavinėti atgal nacionalinės žemės tarnybai, tai įvertinus derinančių institucijų pasiūlymus, tokie sklypai buvo eliminuoti arba žemės plotai buvo išskirti, kurie nurodyti teritorijų planavimo dokumentuose arba planuose ir gali pasitaikyti, kad yra teisės aktais pagrįsti tokie reikalavimai buvo, kodėl dabar jie yra neperduodami savivaldybėms arba ne tiek, kad pagrįsti, bet tiesiog protingumo kriterijų vadovaujantis išvengiama biurokratinės naštos, kad vėl reikėtų stumdyti, mėtyti to žemės sklypus tarp institucijų, jeigu jie vis dėlto turėtų būti galutiniu sprendimu perdodami, sakykime, privačiai nuosavybei jau pačios nacionalinės žemės tarnybos, jeigu vykdomas pardavimas ar kitokie panaudos veiksmai arba perdoma kitam patikėtiniui. Taip pat, kaip sakiau, jeigu valstybinė žemė patikėjimo teisė nebuvo priskirta nacionalinė žemės tarnyba, tarkime, turto fondui arba, sakykime, kelių direkcijai arba kitiem valstybinės žemės patikėtim, tai taip pat šitos patikėjimo teisės jos nekeičiamos ir objektai neperdodami savivaldybėms, nes tų objektų valdytojai, tarkim, automobilių kelių direkcija naudoja tą priskirtą valstybinės žemę kelių administravimo arba kito statinio administravimui, tai todėl nėra taip, kad 100% valstybinė žemė perdama savivaldai. Dar, aišku, čia kas akcentuotina, kad jūs turite galimybę čia įsikelti tiek ir papildomas erdvinių duomenų elektroninės paslaugos, taip kaip, kad, pavyzdžiui, iš geoportalo arba iš kitų šaltinių, turite galimybę gauti nuorodą į, sakykime, savo ekranvaizdį, tai jeigu, tarkime, kopijuotumėte šitą nuorodą ir kažkur tai įsikeltumėte į kitą dokumentą, tarkime, atsidarysiu aš kažkokį tai Wordinį failą ir čia įmetu šitą nuorodą, tai iš principo šitą nuorodą sekant, jeigu kas nors aktyvuosis šitą nuorodą, tai mums iššoka tas pats skaitmeninis žemėlapis ir rodomas, sakykime, rodoma ta vieta. Tai jeigu jūs tarpusavėje keistumėtės kažkuria tą informaciją ir tarp kolegų norėtumėte, sakykime, pasidalinti, kad kalbu apie šitą vietą, tai patogu šitame skaitmeninėme žemėlapyje naudoti mygtuką gauti nuorodą, tai ten išsididina mastelį kažkokį tai ir užsideda ortofoto, tai gauti nuorodą jums atitinkamai kopijuoja va šitą jūsų turimą vaizdą, kuomet įkopijuotumėte į nuorodą. Taip pat yra galimybė šitam skaitmeniniame žemėlapyje
pridėti arba atvaizduoti papildomas elektroninės paslaugas arba įsikelti kažkokius savo grafinius duomenis. Tai yra DVG arba SRShape formatai yra priimtini, jeigu turite papildomus savivaldai aktualių duomenų arba savivaldybės dabar patikėjimo teisę valdomus duomenis arba ten teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, galima įsikelti šitos duomenis į šitą skaitmeninį žemėlapį ir analizuoti bendrai žemėlapį kartu su jūsų duomenimis. Tik tai, kad visi šitie jūsų duomenys būtų saugomi laikinajame sluoksne, tai kitą kartą užgesinus programą ir vėl ją aktyvavus, aišku, vėl reikėtų pakartoti veiksmą ir vėl iš naujo įsikelti jūsų turimus duomenys. Dar kalbant apie esamus mygtukus, čia yra toksai mygtukas matuoti, tai jūs jį aktyvavus galite nusistatyti koordinates, sakykime, žemės sklypo. Tai jums rodo ekrane tos koordinates, galime jas įsikopijuoti, tas koordinates ir įsikelti į kažkokią tai kitą vietą. Arba galima matuoti atstumus, tai yra tiesiog su pele nurodote vieną tašką, kitą tašką, jums ekrane rodo atstumus ir galite va taip apeiti atstumais pamatuoti, galite interaktyviai pasididinti šitą žemėlapį. Ir, sakykime, jums tiek kaupia bendrą perimetrą matavimų, tiek ir atskirą atkarpą. Tai 2 kartus bakstelius aš sustabdau tokios linijos matavimą. Ir dar vienas elementas yra, tai mes galim pamatuoti plotą. Tai jeigu, pavyzdžiui, ten pasirenkam kažkokią tai mūsų aktualią vietą, apibrėžiame kontūrą, tai mums išskaičiuojamos yra ploto reikšmės 0,5 hektaro šiuo atveju ir atitinkamai galima tą perimetrą turėti. Tai viską tą išsivalius vėl galima kažkokią kitą vietą pasimatuoti. Sakykime, jeigu ten ploto matavimas atliekamas ir vat, kaip matote, jisai netgi, jeigu pakeisiu žemėlapį, gal labiau matysis, jis netgi spalvomis išsiskiria, kur aš tą plotą kraipau, tai jisai šiek tiek kitokią spalvą duoda. Ir grįžus į tą pirminį tašką, jisai užsidaro poligonas, mes galime matyti ploto reikšmę ir perimetro reikšmę. Galite keisti standartinius mastelius, tai yra pasinaudoti turimų meniu, tai 2000 mastelį, arba, sakykime, pasižiūrėti 1:50 000, arba, kaip sakau, su ratuku pelės galite tiesiog didinti, mažinti ir tas interaktyvus didinimas, mažinimas, jisai veikia iš karto ekrane. Galite atspausdinti savo turimą vaizdą, tai pasirinkę pagal tokį formatą, koks jums yra aktualus, tai ar spausdinti PDF-ą, ar spausdinti į vaizdą paveiksliuką, tai PNG formatu, galite įvesti pavadinimą ir, sakykime, įsitraukti tą spausdinimo taip pat legendą, jeigu aktualu, ir atspausdinti, sakykime, objektą jau į PDF bylą, kurią ten, sakykime, norite kažkam tai perduoti arba kurią norite nagrinėti. Tai šį bereikalą, aišku, paspaudžiu, nes daug objektų čia man generuoja, tai vat, kuomet paspaudžiu dabar be jokio ten pavadinimo, be nieko, tai tiesiog išmeta tokį mano ekraną, kurį aš norėjau spausdinti, bet aišku, šitos dalykus galite ir ekranvaizdį nusifotografuoti, jeigu jums aktualu, o šiaip pagrindinė paskirtis šito žemėlapio, tai vėlgi detaliau susipažinti su vienu arba kitu objektu. Tiesa, galima ieškoti objektų pagal vietovę arba pagal adresą. Tarkim, rinksiu, tai man išmeta į Žiežmarius ir atitinkamai galima čia greičiau rasti tą turinį, kuris mums yra aktualus. Ir, aišku, teritorijų planavimo ir statybos vartose yra daugiau žemėlapių, bet mes šiandieną mūsų susitikimas būtent yra apie valstybinę žemę, tai aš gal apsiribosiu ir nepasakosiu apie tą kitą turinį, kuris dar čia yra irgi prieinamas ir kurį visi gali be jokių kliūčių, kaip matote, be prisijungimo viešai naršyti. Tai
Tai būtų tiek turbūt trumpai, kaip surasti ir kaip naudotis žemėlapiu. Dar primenu, kad visiems rekomenduoju eiti į šitą puslapį per planuoju, statau nuorodą, o nesinaudoti tiesioginę nuorodą į žemėlapį, nes vėlgi mes tiksliname šito žemėlapio nuorodas ir kartais po to galite nerasti tos jau paskiausios versijos. Tai geriau eiti per planuoju, statau, žemėlapiai meniu ir čia iš pasirinktų duomenų pasirenkate valstybinę žemę ir tuomet jau analizuojate tinkamą vietą, kuri jums yra aktuali. Tai kaip jau aš rodžiau ir prieš tai demonstruotose funkcijose.